susitinkame pakalbėti apie meno rašymą ir skaitymą. Kažkada meno kritika tarsi turėjo tokias aiškesnės formas ir praktikas ir dėsnius. Atsidaro paroda, apie ją yra parašoma ir atrodydavo, kad buvo gan aiškios to žanro ribos ir tuo pačiu gan aiški tos kritikos buvimo funkcija. Dabar mes gyvenam tokiam pasauliu, kur yra daugiau tos kritikos formų, įvairių eksperimentų ir kartais jinai gal net persipina ir su savarankiška meninė veikla. Tai aš norėjau pradėti tavęs paklausdama, kaip tu šiandien matai meno kritiką, meno rašymą, ar manai, kad jį išgyvena labiau gerus laikus, ar labiau blogus laikus, kokie šiandien yra pagrindiniai meno rašymo dėsniai ar aspektai, kuriuos mūsų žiūrovai turėtų žinoti? Man atrodo, kad meno kritika išgyvena kaitos laikus. Tai, kad jinai reikalinga, tai faktas. Ir pagrindinis dalykas, kurį aš įvardinčiau, ką daro meno kritika, tai kai yra vaizdas ar kūrinys ir yra kalba, vaizdas, kūrinys neša savo kažkokią tai turinį, kalba gali pasakyti kitą turinį ir yra kasdienybė. Nes meno kritika tai yra, kai tu braidai po tai, kas yra aktualu dabar, tai, kas vyksta. Ir meno kritikas stovi kažkur per vidurį ir sujungia visus galus, sukuria prasmę. Tai iš principo tą gali padaryti bet kuris žmogus, bet pagrindinė ir svarbiausia yra laiko ekonomika. Jeigu tu nuolat tą darai, galbūt tau greičiau pavyksta, galbūt sudėtingiau, galbūt meistriškiau pavyksta. Ir man atrodo, ką kritikas padaro, tai jisai sukuria žmoguje įvykį. Nes kai tu pamatai kažką ir nepagalvoji, neskiri tam laiko, tai tas vaizdas tiesiog įsilieja į tokią begalybę vaizdų jūrą ir nieko tavie neįvyksta. Bet jeigu kažkas randa tikslų žodį, tavie įvyksta įvykis. Ir tada tai lieka. Dėl to aš meno kritiką tokią kaip visumą įsivaizduoju, kad tai yra tokia, toksai kaip atminties aparatas. Ir kuo labiau silpsta ta kritika, tuo mažiau mes turime atminties, tokia tarsi negalavimas. Ir negalavimas tas kenkia ne kritikams, jie toliau patiria kūrinius, jeigu skiria tam laiko. Bet nukenčia menininkai. Ir kai tu sakai, kad galbūt sunkus laikai, taip sunkus laikai, bet aš manau, kad kaip visos krizės ir pagal savo krizės apibūdinimą, tai yra, kai pasiekia kažkokį lūžio tašką. Tai man atrodo, kad mes einam prie to lūžio taško, o galbūt jau vyksta tas lūžio taškas, galbūt ta kritika, jinai kažkaip čiurlena, jinai tarsi yra, bet jinai nėra tokia stipri, kokia galėtų būti. Keičiasi formos. Aš manau, kad mes dabar jaučiam, kad senos formos truputėlį, kaip ir, ne tai, kad atgyvena, bet jos neturi variklio, kuris leistų jam atsinaujinti ir galbūt ieškom naujų formų ir tas virsmas vyksta, mes tarsi stebim, kažkas kažką daro, kažkas kovoja, bet man atrodo, kad svarbiausia yra nenustoti skirti laiko, kad įvyktų tie įvykiai. Man patinka šitie du akcentai, tai viena vertus laikas, nes laikas yra neretai dar brangesnis išteklius negu pinigai. Ir taip pat tas gražus būdas pasakyti, kad kritika sukuria įvykį žmoguje. Nes aš dažnai, jeigu atsiduriu situacijoje, kur reikia kalbėti apie meno kritiką ir kuo būtent jis svarbi, tai keliu tą klausimą, kodėl iš vis reikia rašyti ne vien restoranų recenzijas. Nes čia tai tarsi viskas labai aišku, pavalgyti reikia, tai aš žinosiu, kur valgyti, eiti arba neiti. O paroda tarsi nėra toks dalykas, kurio pagal kažkokią poreikių piramidę žūtbūt reikia, kad nenumirtum, bet reikia gal kažkokiem kitiem dalykam. Ir kas galėtų traukti mūsų žiūrovą išgyventi tą įvykį kartu su mumis.
apskritai meno kritikai tarsi buvo toks nuojautos baimės, kad gal jo nebereikia, nes anksčiau tai, kad tu parašytum straipsnį, tai turi tave ar pakviesti, ar tu pats turi pasiūlyti, tada redaktorius turi praleisti, galbūt turi suredaguoti ir tau nebepatinka tavo tekstas. Toks tarsi, kažkaip turi būti atrinktas, išrinktas, kad jau galėtum tarti žodį. Dabar visi gali, kiek nori kartų per dieną, publikuoti savo nuomonę. Kita funkcija buvo tokia, kad tu gali informuoti, ar ne, kad tu turi visur nueiti ir informuoti žmonės, kas vyksta. Dabar visi gali informuoti ir informuoja nuolat. Klausimas, aišku, kaip tai daroma, kiek tiesos tame lieka, kai paskelbia, kad aš puikus, nuostabiausias, vienas žymiausių. Tas atrankos klausimas, ko mes pasitikim, ką sekam, o gal informacijos iš vis per daug, tai tarsi šitos funkcijos jau nebereikia atlikti nei žurnalisto, nei mediatoriaus kažkokio, tai kągi tas kritikas veikia iš viso. Tai aš taip kažkaip įsivaizdavau, kad jisai vis tiek lieka toks kaip Undinas ar Kentaurė, kur žodžių pagalba kažkaip tai sugeba įveikti ir atvesti jo, pasakyti, kas yra vertas tavo laiko. Nes meno rinka tai yra atskira tema. Man atrodo, meno kritikai ten jau dalyvauja visai kitų būdų, bet labiausiai jie dalyvauja turbūt žmogui paprastam, bet kuriam žmogui, tarsi pranešdamas, va čia, jeigu tu nori šito, čia gali rasti šitą. Ir manau, kad dar daug diskursų veikia, nes muziejai, kurie parduoda bilietus, dažnai galvoja apie meną kaip apie laisvalaikį. Kas laisvalaikiu nori eiti rakinėti savo traumų, apie socialinę neteisybę galvoti, o šiuolaikinis menas kaip tyčia ne pramogom užsiema, o visokiom sudėtingom temom. Ir tada kažkaip, man atrodo, meno kritikas kartais gali ateiti ir, ne tai, kad amortizuoti, bet pabūti kažkokiu tokiu tarpininku, kad pasakyti, va čia verta, nes kitas iki būna tos temos tokios skaudžios, aktualios, bet ne visada verta ten praleisti laiką. Ta prasme, kad jeigu jau tu eini susižeisti, tai tada eik į tą vietą, kur tikrai verta eiti susižeisti. Tai irgi toksai svarbus klausimas, kad menas nepateikia paprastų atsakymų ir galimai net įsuka tave pačią į kažkokį tai sudėtingą procesą. Ir iš tikrųjų aš neseniai pati išgirdau tokią tarsi be autorystės banalokai skambančią mintį, bet man atrodo, jinai išryškina šitą svarbaus, kad šiandien tam tikri žmonės gali turėti didesnę asmeninę auditoriją, negu seniau galėjo kai kurie laikraščiai. Tai mes esame tikrai tokioj savo civilizacijos stadijoje, kur vienas žmogus šiandien gali susirinkti didesnę auditoriją, negu anksčiau galėjo daugybės žmonių dūzgiantis informacijos avilys. Tai yra tikrai labai keista padėtis. Mes girdime daug nuomonių ir daug analizių, kaip jį veikia ir mus kaip individus, ir mus kaip įvairių visuomenių narius. Ir jau atpažįstame tokias savokas kaip melagienos ar tą patį procesą, kaip ir tu sakai. Man iš tikrųjų įdomu, ar meno kritika irgi turi kažkokį specifinį, gal net platesnį vaidmenį šitoje šiandieninėje situacijoje, šitame informacinėme triukšme. Taip, labai geras akcentas, kad jeigu mes, kaip ir bandžiau tarsi pailiustruoti, kad anksčiau toksai tarsi vertikalus, hierarchinis santykis, bet dabar yra absoliučiai horizontalus ir daug visko vyksta, tai yra tam tikra prasme laisvės ir forma, ir kaina, kad tai yra visko visiems ir kiekvienas randa ir galbūt labai gerai, čia nereikia savintis, kad čia tik mes galim kalbėti, kaip aš vienos psichologijos klausiu, kaip vertinat populiarias ten laidas, sako labai gerai, kuo daugiau žmonių galvoja apie tai, tai būtent įsitraukia į tą skirimą laiko
dėmesio, tuo toliau norisi vis sudėtingiau. Tai galbūt jisai taip ateis ir prie tų sudėtingiau. Kita vertus, kas yra labai svarbu, kad būtų nuolatinė, organizuota, siekianti kažkokią tai vientisumo, stebėsena ir refleksija. Ir kai yra kažkoks tai toks nuoseklus darbas, tada galima susidaryti kažkokį vaizdą. Dabar vaizdas yra šiek tiek išsklidęs. Mes turime leidinių, tarsi vyksta kažkas ir jais remiamasi. Aš, pavyzdžiui, neseniai buvau smagiai informuota, kad 12 klasiai lietuvių kalbos egzaminui kalbamajam naudojame 7 meno dienų tekstai, kaip pavyzdiniai tekstai, bet jaunimas, kuris pasakoja man, tai sako, iš to seno. Tai kažkas, kas atrodo senos formos, turinys geras, formos senos. Bet finansavimo šaltiniai keičiasi labai nežmoniškai lėtai dešimtmečiais, o formos kaitos poreikis yra metais, mėnesiais vyksta. Ir šitas nesutapimas tikrai yra. Dėl auditorijų, mes turėjom youtuberį atvažiavusi, kuris surenka didelės auditorijas, bet matosi, kad visiškai nesigaudo politikoje su savo planais važiuoti į Rusiją, pavyzdžiui. Tai tas populiarumas, jisai, turbūt mes vis labiau ir skaudžiau galbūt išmoksime, kad ne visada reiškia kažkokį tai supratimą. Tai viena vertus, tai įvairovė manęs nebaugina, bet aš kažkaip įsivaizduoju, kad vis tiek turėtų būti bent kažkokia tai forma ir nuosekli, profesionali apžvalga, nes jinai yra svarbi ir istorijai. Ir manau, kad dirbant kolektyve, redaktoriaus vaidmuo yra svarbus. Man kaip, ne dėl to, kad aš buvau kažkurį laiką redaktorė ir matau, kad žmonėm reikia redaktorių, bet ir kaip autorė aš labai džiaugiuosi, jeigu aptinkama, pavyzdžiui, mano tekste kažkokia ar faktinė klaida, ar kažkoks nepajautimas, nes tekstas yra kaip gyvas organizmas ir jame reikia sužiūrėti labai daug dalykų, kažko tu gal net nejauti. Ir kaip menininkam reikia, kad kažkas žinantis pažiūrėtų ir pasakytų. Labai smagu yra laimingo žiūrovo įvertinimas, ar ne? Bet tu visada daug vertingesnis ir kažkoks labiau gal motyvuojantis, jeigu žmogus daug matęs, daug žinantis pasakys, va čia tai labai stipru, arba gerai, arba čia taip susijungia, tai tada visiškai įvyksta kiti dalykai. Tai tekstą rašančiam žmogui reikia lygiai to paties, nes mes visi esame autoriai. Tai kalbant apie tos vaidmenis, kurios priskiriu meno kritikui, aš manau, kad vis dėlto labiausiai tai yra autorius, rašytojas ir menininkas turbūt, dėl to, kad visiškai kitais principais vadovausi negu žurnalistai. Jeigu žurnalistas privalo pateikti ten dvi pusės, kaip viena konflikto pusė sako, kaip kita, galbūt meno kritikas, jeigu imasi kokio nors meno pasaulio konflikto, irgi turėtų elgtis taip, jeigu jo tekstas yra žurnalistinio tipo, tačiau daugybė tekstų bus, kur tiesiog autoriniai tekstai ir jie yra visiška kūryba ir čia negali būti kažkokios kitos nuomonės. Kita vertus, iš to išplaukia ir daug tekstų ligų, kartai žmonės ir lieka ties savimi. Ir aš kažkaip galvojau apie meno kritiką, būtent tą lipimą į šiandienos vandenis. Ir man kažkaip tai galvodama, kažkaip supratau, kad tai kažkiek panašu į meditaciją, kai tu įlipi ir turi suprasti, kas čia ir dabar yra ir rasti visam tam žodžius, jausmą. Tai šitas tai niekaip nėra su žurnalistika susiję, bet kai tu randi jausmą, vis dėlto turi galvoti, kaip tai perduoti kitiem ir nelikti kalbėti apie save, nes jeigu tu žmogus skaito apie meną, tai skaito ne apie tave. Ir
meno kritikos apdovanojimai mane, pavyzdžiui, labai sujaudino, nes mes tokie, tarsi kokie hakeriai ar programuotojai, kiekvienas kažkur atskirai ir staiga tu ateini, pamatai kūniškam pavidalę juos visus ir galvoju, mes esam, tikrai mes esam ir kažkas po to dar tam, pavyzdžiui, tave pastebi ir pasako, kad tai, ką tu ten darei, kažkiek metų ir tau atrodė, kad niekas nemato, ką aš čia darau, sako, mes matom. Tai įvyksta tas žmogiškas ryšys, apie ką apskritai menas yra, kad tu per laiką gali susitikti su žmonėm, kurie kažkada mirė ir pasidalinti ten labai kažkokiam svarbiom mintim, tai tas pats vyksta apie meną. Tu to žmogų gal niekada nematei, su jo nekalbėjai, bet įgauni kažkokį tai vidinį pokalbininką. Aš pati buvau kažkada labai jauna autorė ir tikrai be tavo pagalbos nebūčiau galėjusi pralaužti tos pačios pirmos ribos, kuri yra išvis išleisti tekstą, patirti tą ritmą tekstų kūrimo, suprasti jų poreikius, peržengti tam tikrus ambicijų ir savimeilės aspektus ir visaip kitaip megzti tą santykį su žodžiu ir su žanru, kuriame esi. Ir dėl to man tas klausimas apie bendruomenę yra labai svarbus, nes iš tikrųjų meno kritikos apdovanojimai ir po savo pirmo karto jie sulaukia truputėlį tokios kritikos ar gal net labiau abejonės, ar tikrai tai yra reikalinga, kai yra taip mažai sisteminių kažkokių infrastruktūrinių sąlygų meno leidiniam ir meno kritikai egzistuoti, bet tai vis tiek atrodė labai reikalinga kaip toksai savotiško prabudimo momentas, kad man susidarė įspūdis būnant tenai ir išgyvenant tą momentą, kad iš tikrųjų tai buvo proga daugam iš mūsų rašančių ir puoselėjančių tą meno rašymą prisiminti, kas mes vieni kitiem esame ir pabūti iš tikrųjų toj vienoj patalpoj, ne prie savo atskirų kompiuterių ir tuo pasidalinti. Bet man gal įdomu irgi pakelti šį klausimą mum abiem, tai kas yra sistemiškai reikalinga iš tikrųjų, kad galėtų atsirasti daugiau įdomaus turinio, o ne vien geidžiamos informacijos, kad galėtų tie labai jauni kritikai iš tikrųjų gauti tokią pagalbą, kokią, pavyzdžiui, aš kažkada gavau. Man tai labai svarbu, kad tu man pasakei, kad tau buvo svarbu, nes kai nežinai žmogus, kol tau nepasako. Tai tikrai labai kažkaip pajutau prasmę. O ką reikėtų daryti? Manau, kad čia yra sąmoningumo kova. Mes kažkaip visi turim nuspręsti, nutarti, kad čia mums visiems reikia. Tik atsikūrus nepriklausomybė, kai tik tai laimėjome laisvę, mes tuo metu labai ryškiai supratome, kokie svarbus mums yra kultūros žmonės. Ką gali su minimis daryti poetai, ką gali daryti menas užsienį su valstybė. Kaip reikalingi gerai rašantys žmonės, kad visas tas procesas vyktų ir spaudos, televizijos, radio fondas buvo įkurtas būtent labiausiai kultūriniams leidiniams. Tai tada turbūt buvo tas toks stipriausias aukso amžius. Aišku, tuo metu nebuvo interneto, visiškai ta analoginė popierinė spauda veikia. Internetas daug ką pakeitė, tiesiog medijos keitėsi, viskas keitėsi, tačiau, man atrodo, svarbiausia, kas nesikeitė, tai tas biudžetas mažėjo ir apskritai buvo pastatyta kultūros spauda, kuri turi būti nekomercinė, nesuinteresuota, neperkama ir finansuojama tų, apie kuriuos rašo, o verslai nelabai įdomi, tai jos biudžetas mažėjo ir atsirado, pastatyta buvo į komercinę, reiškia, konkurencijos sąlygas, kur visiškai negali išgyventi ir negalės išgyventi. Ir tiesiog manau, kad laikosi ant bendruomenės tokio
atsakomybės, įsitraukimo, aistros, jėgų, tokių mitologinių jėgų, kažkaip prisitaikydama prie kažkokių rėmimo galimybių, finansavimo, nerėmimo dabar, finansavimo galimybių, dalyvavime kažkokiam kitam, bet tokio susitelkimo į refleksiją dabar nėra, nes tai yra paprasčiausiai nefinansuojama adekvačiai. Aš manau, kad mūsų visų tokia prigimtinis troškimas yra būti pamatytais, taip egzistenciškai. Ir daug menų gimsta iš to noro, kad tave suprastų, kad tave pamatytų. Ir meno kritikas yra praktiškai tam, kad pamatytų. Ir jeigu mes jį eliminuojam iš bendro vaizdo, tai tada daugiau vienatvės, daugiau tokio nesupratimo, tai apsigalvokite. Taip, ir mažiau įdomumo, aišku. Taip, ir mažiau gerų istorijų, gerai papasakotų gerų istorijų.